Suntok montok endi bendi. Vieną kartą, rodos tai buvo sekmadienį, nes vaikams nereikėjo eiti į darželį, gyveno šimtakojis. Šimtakojai, mano mielieji, tai tokie padarai, kurie turi labai daug kojų, kai kurie net visą 100. Bet tai nereiškia, kad jie geriausi futbolininkai pasaulyje. Anaiptol, man niekada neteko girdėti, kad jie būtų dalyvavę futbolo varžybose. Šimtakojis, apie kurį ketinu jums papasakoti, vadinosi Suntok montok endi bendi. Keistas vardas, ar ne? Bet turiu jums pasakyti, kad šimtakojai prie tokio vardo įpratę. Telefonų knygoje šis vardas užima net 7 puslapius. O juk ne visi šimtakojai, kurie vadinasi tuo vardu, surašyti telefonų knygoje. Suntok montok endi bendi, apie kurį pasakoju, visų 100 kojų pasigirti negalėjo. Ne, toks turtingas jis nebuvo. Teturėjo 10 kojų, bet užtat buvo jaunas ir gražus. Bent jau šitaip manė Kojelė Kilpelė, kurią Suntok montok endi bendi tą dieną paklausė: Ar tekėtum už manęs? Tekėčiau. Tai keliam vestuves. Keliam. Visko privirė, prikepė, pakvietė muzikantus, išsiuntinėjo pakvietimus visiems pažįstamiems. Rašytojai, kurie rašo vaikams, pakvietimų negavo. Mat jų niekas nepažįsta. Suntok montok endi bendi parėjo namo ir ėmė ruoštis sutuoktuvėms. Viskas ėjosi kaip sviestu patepta. Tik va, kojos. Žvilgtelėjęs į savo 10 kojų, apautų purvinais, susiraukšlėjusiais batais, Suntok montok endi bendi nusiminė. O, kokie purvini! Kodėl aš jų anksčiau nenusivaliau? Visi, net ir šimtakojai, žino, kad į vestuves, o tuo labiau į savo, netinka eiti purvinais batais. Bet Suntok montok endi bendi nė neketino jų valyti. Dar sykį žvilgtelėjo į savo batelius ir tarė: Na ir purvini, oi, kaip nesinori valyti. Ar ne geriau pasiskolinu švarius batus, nei šveitų šituos? O kadangi pažįstamų jam netrūko, tai jis ir pasiskolino suvarstomų batų porą iš šimtakojo medžiotojo, aulinius batus iš šimtakojo žvejo, tvirtų storapadžių batų porą iš šimtakojo laiškanešio, grakščius batelius plonytelaičiais puspadėliais iš šimtakojo šokėjo,
ir nei per žemus, nei per aukštus, nei per mažus, nei per didelius batus iš šimtakojo, apie kurį aš nieko negaliu pasakyti. Visi batai mūsų šimtakojui tiko, lyg būtų jo paties, ir blizgėjo. Blizgėjo taip, kad juose lyg veidrodyje buvo galima pamatyti savo ūsus. Žinoma, pirmiausiai juos užsiauginus. Į kojelės kilpelės trobelę vedė lygus vieškelis. Jis ėjo per miestą, upę ir kaimelį. Sontok montok endi bendi narsiai leidosi į kelią, kai eini į vestuves, o tuo labiau į savo, kad ir kažin kas kely atsitiktų, privalai atvykti laiku. Šimtakojai tą irgi žino. Kai sontok montok endi bendi priėjo mišką, išgirdo šnekant du laibus balselius. Kiek ėjom, tiek užteks. Tuo pat metu mūsų šimtakojis pajuto, kad suvarstomi batai, pasiskolinti iš šimtakojų medžiotojo, nusmuko jam nuo kojų. Mums labai gaila, ėmė aiškinti suvarstomi batai, bet toliau su jumis eiti nebegalėsime. Štai žvėries pėdsakai, kurių seniai ieško mūsų šeimininkas. Mes privalome tučtuojau jam tuos pėdsakus parodyti. Ir net neatsisveikinę, batai nubėgo vieškeliu atgal. Sontok montok endi bendis nusiminė. Bet ką darys, eina toliau, juk nevėluosi į savo vestuves. Vos išėjęs iš miško, jis pamatė upę, o per ją tiltelį. Eidamas per tiltelį, sontok montok endi bendi vėl išgirdo du balselius. Tai kalbėjo auliniai iš šimtakojo žvejo skolinti batai. Ir mes toliau nebeeisim. Upėje knibždėte knibžda žuvų, o mūsų šeimininkas šito nė nejaučia. Reikia jam pasakyti. Auliniai batai nusmuko nuo sontok montok endi bendi kojų ir pasuko atgal. O, koks aš nelaimingas, liūdnai tarė sau sontok montok endi bendi. Kas man dabar padės? Mes, sušuko storapadžiai batai, kuriuos paskolino šimtakojis laiškanešys. Žingsnis šen, žingsnis ten, mums nė motais. Eisim, paieškosim pagalbos, mes juk žinom begalę adresų. Ir nelaukdami pritarimo, nubėgo atgal. Vargšas sontok montok endi bendi atsisėdo pakelėj ir laukė. Staiga iš medžio pasipylė lakštingalos strėlės. Paukštelis giedojo
taip gražiai, kad bateliai su plonytelaičiais puspadėliais skolinti iš šimtakojo šokėjo ėmė ir pravirko. Ilgiau nebeištversim, pro ašaras kalbėjo bateliai. Tokia muzika ir veltui. Bėgam pašaukti savo šeimininką. Jis turi šokti. Bateliai nusmuko nuo Sontok Montok Endi Bendi kojų ir dingo. Ak tu, lakštingala, lakštingala, supyko Sontok Montok Endi Bendi. Tik tavęs man ir trūko. Ir nusiavęs nei per aukštus, nei per žemus, nei per mažus, nei per didelius batus, pasiskolintus iš šimtakojo, apie kurį aš nieko negaliu jums pasakyti, sviedė juos į Lakštingalą. Lakštingala giedojo kaip giedojusi, o batai užkibo už šakų ir liko ten kaboti. Ką man daryti, kaip aš dabar eisiu į vestuves? Jam sielvartaujant grįžo storapadžiai šimtakojo laiškanešio batai, vedini mano sūnumis, vyresniuoju ir jaunesniuoju. Užtikome juos prie stalo, paaiškino batai. Jie gėrė liepžiedžių arbatą su medum, nes abiems skauda gerkles. Sakosi užkimę lėlių teatre, šaukdami bravo! Atsivedėme tau padėti, mat jie labai geri berniukai. Sontok Montok Endi Bendi atvirai papasakojo mano sūnums savo liūdną istoriją. Berniukai pagalvojo, pasitarė ir pasakė: teks grįžti namo, Sontok Montok Endi Bendi. Bandysim išsisukti iš bėdos. Atėję į šimtakojo namus, mano sūnus įdavė jaunikiui į rankas šepetį, dėžutę tepalo ir liepė imtis darbo. Turi išblizginti batus taip, kad juose kaip veidrodį pamatytum savo ir mūsų ūsus. Mano berniukai ūsų irgi neturėjo, bet man regis, kad tai pasakyti būtinai reikėjo. Jei nori žinoti, kaip atrodo gerai nuvalyti batai, pasižiūrėk į mudviejų. Sontok Montok Endi Bendi ėmėsi šveisti batus ir neištarė nė žodžio, kol darbas nebuvo baigtas. Baigęs, pakvietė berniukus į vestuves, bet maniškiai atsisakė. Labai dėkojam, bet mums reikia grįžti namo, mat arbata šąla.